Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Rusijos kuro krizė daro spaudimą Kremliui. Čia kuro trūkumas tapo toks aštrus, kad Putinas buvo priverstas pripažinti tiesą ir bandyti nuraminti įsiutusią visuomenę, kuri turi susidurti su jo pradėto karo pasekmėmis. Tačiau net ir sostiniai Maskvai pritrūkus kuro, situacija grasina virsti visišku chaosu. Neseniai Putinas viešai paskelbė, kad Rusija susiduria su kuro trūkumu dėl išaugusių Ukrainos tolimojo nuotolio dronų atakų. Vis dėlto jis apibūdino situaciją kaip nekritinę ir patikino, kad vyriausybė dirba, siekdama atkurti tiekimą. Nors Putinas pripažino, kad Rusija išgyvena sunkų laikotarpį, jis reikalauja tęsti karą, teigdamas, kad Rusijos kariai ir toliau vykdys puolamąsias operacijas, nepaisant krizės šalies viduje. Tačiau šis pripažinimas yra reikšmingas, nes tai pirmas kartas, kai jis pripažįsta Ukrainos sėkmes. Rusijos vadovybė paprastai viską kategoriškai neigia, jei tai rodo jos silpnumą, ir tai rodo, kad situacija tokia kritiška, jog Kremlius nebegali jos ignoruoti, net jei bando sumenkinti pasekmes. Iš tikrųjų Putinas bandė nuraminti situaciją, kuri yra dar blogesnė, nei jis teigė, nes Rusijos sostinės atsargos yra pavojingai menkos, jų užtektų vos daugiau nei vienai dienai esamų tempų, net ir ribojant vartojimą bei pirkimo kiekius. Dabar Maskvos miestas yra priverstas pradėti perkelti kurą iš kitų regionų į sostinę, o tai tik dar labiau paaštrins krizę kituose didžiuosiuose miestuose, kur žmonėms buvo leista įsigyti iki 20 litrų kuro vienam automobiliui. Tačiau šių priemonių nepakanka, ką įrodo Maskvoje filmuoti vaizdo įrašai, kuriuose matyti šimtai automobilių, laukiančių kuro. Tai rodo, kad Maskvai baigėsi kuras, nors ji ir yra prioritetinė bei aprūpinama geriau nei kiti regionai, o tai įrodo, kad kitur Rusijoje padėtis dar blogesnė. Pagrindinė krizės Maskvoje priežastis – Ukrainos smūgiai, dėl kurių Maskvos naftos perdirbimo gamykla buvo priversta sustabdyti darbą bent iki metų pabaigos. Tai ypač kritiška, nes ši gamykla tenkino 50% sostinės poreikių ir 70% regiono poreikių, palikdama 21 milijoną rusų be vietinės naftos perdirbimo galimybių. Palydovinės nuotraukos rodo naują žalą perdirbimo gamykloje, mažiausiai 2 rezervuarai visiškai sudegė, dar vienas buvo stipriai apgadintas, o dar 2 matyti akivaizdūs gaisro pėdsakai, kuris toliau plito ir po pirminio smūgio sunaikino papildomus rezervuarus, taip sumažindamas gamybos ir saugojimo pajėgumus iki nulio. Ukraina tęsė savo kampaniją prieš pagrindinės Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, siekdama sutrikdyti visą sistemą ir neleisti žalai būti sušvelnintai, taikydamasi į vieną svarbiausių pietuose – Slaviansko perdirbimo gamyklą. Po atakos prieš gamyklą, kuri per metus perdirba iki 5,2 milijono tonų naftos ir tiekia Rusijos kariuomeniai bei Krymui, dangų virš miesto uždengė tiršti dūmai, užtemdė saulę. Vėliau buvo taikytasi ir į Jaroslavlio perdirbimo gamyklą, vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurios metinis perdirbimo pajėgumas siekia 15 milijonų tonų. Naujausioje Ukrainos dronų atakų bangoje buvo apgadinti šies gamyklos perdirbimo įrenginiai. Siekdama dar labiau sunaikinti Rusijos perdirbimo pajėgumus, Ukraina smogė ir žemutinėme Naugarde esančiai perdirbimo gamyklai, kuri yra antra pagal dydį benzino gamintoja, apgadindama jos pagrindinį perdirbimo įrenginį. Siekdama sustabdyti Rusiją nuo naftos transportavimo ir dar labiau apsunkinti perdirbimo gamyklų žalą, Ukraina taikėsi į naftos siurblines, apgadindama 2 stotis, kurios palaiko pagrindinių naftotiekių veiklą ir gabena žaliavinę naftą vidaus maršrutais. Ukraina taip pat smogė 2 naftos perdirbimo gamykloms Ufoje, kurių bendra pirminio perdirbimo galia siekia 10,5 milijono tonų naftos per metus ir kurios yra tarp didžiausių Rusijos tepalų gamintojų. Pagrindiniai taikiniai buvo žaliavinės naftos perdirbimo įrenginiai, kurie žaliavinę naftą paverčia naudojamu kuru. Be to, Ukraina 2 kartus smogė Tiumenės naftos perdirbimo gamyklai, kuri yra maždaug už 2000 km nuo Ukrainos sienos, parodydama Ukrainos gebėjimą smogti giliai. Tai viena didžiausių nepriklausomų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurios numatomas perdirbimo pajėgumas siekia iki 9 milijonų tonų žaliavinės naftos per metus. Apskritai, nuolatinė Ukrainos kampanija prieš Rusijos naftos infrastruktūrą sukelia vis didesnį spaudimą, kuris dabar įstumia net Maskvą į chaosą, o tai politiškai pavojinga Putinui. Kadangi perdirbimo gamyklų žala kaupiasi greičiau nei spėjama atlikti remontą, Rusija vis dažniau priversta perskirstyti tiekimus Maskvai, bandydama nuraminti sostinės gyventojus.
Viešas Putino pripažinimas apie tikrąją padėtį pabrėžia problemos rimtumą ir rodo, kad Rusija dabar susiduria su sudėtine problema - perdirbimo gamyklų praradimais, mažėjančiomis atsargomis ir Kremliaus patikimumo žalą. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.